Kas man yra sausio 13? Tai yra viena iš svarbiausių valstybingumui švenčių, atminties ir rimties diena, kada labai svarbu suprasti, kas yra vienybė, vėl pajausti tą vienybės jausmą, kurį jautė žmonės sausio 12-13 dienos eigoje. Ir tai yra labai svarbu ir šių dienų aktualijuose, kada Ukrainos žmonės aukoja tai, kas jiems yra brangiausia – gyvybės, tam, kad jie būtų laisvi. Taigi laisvė nėra duotybė, tai yra vertybė, kurią mes privalom puoselėti ir saugoti. Dirbdama mokykloje, bendraudama su jaunais žmonėmis, įsitikinu, kad jaunai kartai ne vis vien, kokia Lietuvos buvo praeitis, kokia yra dabartis ir kokia jos bus ateitis. Tai dar kartą parodo, kad anksčiau iškovota laisvės gynėjų mums laisvė ir nepriklausomybė šiai kartai yra tikrai svarbus momentai. Ir jeigu pasižiūrėtume, kiek yra savanorių, kurie užsirašo į krašto gynybą, tai irgi dar tik tai patvirtina, kad ta nepriklausomybė ir laisvė yra vertybė. Iš tikrųjų, aš tą sausio 13-ąją, kas iš principo yra visų sausio įvykių kulminacija, suprantu labai paprastai. Aš suprantu kaip didelę baimės naktį. Žmonės užvaldė baimė, bet tikrai ne ta, kurią visi įsivaizduojam, kad išsigąsta, užvaldo baimė ir visi bėga, sprunka ar panašiai. Ta baimė iš principo visus privertė susivienyti, stoti kartu. Nepaisant, kokioj mes buvom situacijoje Lietuvoje, mes visi susivienijom, kad ir kaip buvo sunku, laikėmės už rankų prie laužų ir stovėjom už tą Lietuvą, kurios mes siekėm ir norėjom, laisvos, laisvės kalbėti, laisvės sakyti, ką norime, laisvės tiesiog būti kartu su šeima, saugiai ir jaustis kartu. Paminėčiau tokį pavyzdį, kadangi kelis metus teko sakyti atminimo kalbas prie Rimanto Juknevičiaus kapo. Labai jisai paskutinę įdomią mintį savo gyvenime pasakė, kad šalia stovėjusiems draugam nebijokit ir nesitraukit nė žingsnio. Nors turbūt viduje ta baimė pas visus buvo, tačiau visi suprato, kad reikia nesitraukti ir būtent sausio 13 nulems visos Lietuvos ateitį. Ir moksleiviam, kurie nori domėtis istorija ir domisi Lietuvos istorija ir laisvė, iš kur ta laisvė atsirado ir panašiai, tai sausio 13 kelia daug minčių. Tai, kad mes beginkliai žmonės, ta prasme, stojo prieš tankus ir kovojo už laisvę. Tai čia man galbūt asmeniškai tokia mintis ir kyla, kad mes išsikovom laisvę be ginklų, savo dainom, užsispyrimu ir kovojom tai be ginklų. Tai ta drąsa, man atrodo, tikrai daug žmonių bijojo, tai visada būna ta baimė, bet man atrodo, jie turėjo iš šonų labai didelį palaikymą. Kiekvienas žmogus vienas kitą palaikė, nes jie siekė to pačios tikslo ir tas palaikymas, tas žinojimas, kad šalia tavęs bus kažkas, nesvarbu, kad ir kas nutiks, tikrai labai duoda tos drąsos, nes tu žinai, kad ir kas benutiks, kažkas bus šalia tavęs, kažkas tave prisimins ir kažkas tave žinos. Ir tai nulėmė dabar, ką mes turime. Europos Sąjunga, NATO, šiuolaikinė valstybė, europinė kultūra, tai, ką mes turime šiandieną, taiką ir iš tikrųjų stiprią, europietišką ir tvarkingą valstybę.